Tarptautinės doktorantūros studijų programos Marės jūros ekosistemos gerovė ir apsauga studentai bei mokslo komitetas rinkosi Palangoje. Čia, kaip ir kasmet, vyko metinis mokslo susitikimas. Vieną kartą per metus, nes studentai šitoj programai dalyvauja iš visų šalių, ne vien tik iš Europos, čia pas mus yra iš Brazilijos, iš Kenijos, iš Kanados ir, aišku, nemažai europiečių. Gaila, kad iki šiol nėra lietuvaičių. Tikrai raginu, nes lietuvaičius pagalvoti, tos, kurie baigia dabar magistratūrą, galima tikrai pabandyti bent jau, pabandyti šitoj programai sudalyvauti, nes sąlygos yra labai geros. Aišku, konkursas irgi yra labai didelis, nes į vieną vietą ten iki 15 žmonių, bet jeigu jau praeini šitą konkursą, tai tada turėsi praleisti tam tikrą laiką vienam universitete. Pavyzdžiui, pas mus mes gavom doktorantę iš Kroatijos, jinai dirbo Klaipėdoje pusę metų, paskui dirbo Italijai Pavijo universitete, vykdė ten lauko tyrimus ir paskui dar dirbo Gento universitete Belgijoje. Dabar grįžo atgal, sekantis ciklas prasideda. Teoriniai užsiėmimai, tyrimai lauke, darbas laboratorijai ir jinai turės apginti savo disertaciją dabar jau po 2,5 metų. Sąlygos iš tikrųjų labai geros, aš nenoriu sakyti apie atlyginimus ir taip toliau, bet jie yra tikrai europietiški ir gali būti patrauklus mūsų studentams tikrai. O kartą per metus visi studentai susirinka vienoje vietoje, čia vyksta užsiėmimai, žinomi mokslininkai, garsus mokslininkai, jie pristato įvairūs klausimus, kas yra įdomu visiems studentams. Pavyzdžiui, dabar vyksta užsiėmimas labai įdomus, kaip jūs turit pranešti apie savo tyrimus, komunikuoti su mass media. Kaip pasakyti taip, kad žurnalistai viską suprastų teisingai ir perduotų, taip sakant, plačiai publikai. Kasmet mes rengiame susitikimus kur nors Europoje tam, kad studentai susitiktų visi kartu, bendrautų ir taip gautų atitinkamų žinių. Toks yra mūsų planas. Šiemet susitikimas vyksta Lietuvoje, pernai buvome Portugalijoje, dar prieš metus Belgijoje. Kur būsime kitąmet, staigmena. Džiugu, kad dabar esame prie Baltijos jūros, kuri yra kiek kitokia. Svarbu, kad tarptautinės studijų programos studentai gebėtų įžvelgti skirtumus tarp skirtingų jūrų Europoje. Todėl šis susitikimas yra puikiai proga pajusti Europos unikalumą. Marės programoje dalyvauja tokie garsūs jūriniai universitetai kaip Limuto, Bremeno ar Paryžiaus Marie Curie. Deja, kol kas šiandien studijuoja ne vienas lietuvis, tačiau doktorantė Martina Maric iš Kroatijos savo mokslinius tyrimus nusprendė atlikti būtent Lietuvoje, Klaipėdoje. Kai aš pamačiau siūlomų temų sąrašą Marės studentams, tema, kurią išsirinkau, mano nuomonė, buvo geriausias pasirinkimas. Aš labai domiuosi priėjimu prie invazinių rūšių, nes šiandien tai yra itin rimta problema. Na, yra dalykų, kuriuos mes matome kasdien tarp žmonių. Tie klausimai, kurių savęs klausome kasdien ir ieškome atsakymų. Todėl iš esmės ir yra domimasi mokslu. Pamatai kažką, esi smalsus ir nori sužinoti, kas yra šalia to. Taip, žinoma, aš visiškai sutinku. Viskas prasideda klausimu. Tu sukuri hipotezę, o tada išbandai ją ir taikai realiame pasaulyje. Kaip tai veikia ekosistemą ir žmonės. Bandai tai įrodyti. Jungtinėje doktorantūros studijų programoje dalyvauja 11 universitetų ir 9 partneriai iš skirtingų pasaulio šalių. Tai institutai, privačios įmonės, įvairiausios nevyriausybinės organizacijos, sudarančios sąlygas jauniesiems mokslininkams dirbti ir bendrauti.